Dešimtmečius naikintuvai valdė dangų. Juos pilotuoja talentingiausi planetos pilotai. Šie daugiamilijoniniai karinės technologijos stebuklai buvo nepakeičiami siekiant oro pranašumo visame pasaulyje. Tačiau naikintuvų era gali baigtis daug greičiau nei kas nors tikėjosi, nes horizonte pasirodė kažkas naujo, kas keičia kovos taisyklės. Susipažinkite su XBAT – reaktyviniu autonominiu naikintuvų dronu. XBAT suteikia tokį pat greitį, slaptumą ir pažangias technologijas kaip ir įprastas naikintuvas, tačiau turi daugybę papildomų pranašumų. Pavyzdžiui, jam nereikia kabinos ar piloto, vadinasi, jis nepavargsta, nedaro klaidų ir nereikia pasikliauti žmogaus protų, jausmais ar reakcijos laiku priimant akimirksnių sprendimus mūšio įkarštyje. Taigi, kol pasaulio supervalstybės vis dar investuoja milijardus į pilotuojamas platformas, XBAT turi potencialą visas jas paversti pasenusiomis ir atverti visiškai naują oro karo erą. Tai nepaprastai ambicingas projektas ir kompanijai, kurį jį vysto, Shield AI, tenka didžiulis spaudimas pasiekti rezultatų. Laimiai ši įmonė atrodo turi tinkamus žmonės tinkamose vietose. Vienas iš jos bendraįkūrėjų, pavyzdžiui, yra Brandonas Cengas, buvęs JAV karinio jūrų laivyno SEAL ir antvandeninių pajėgų karininkas, tarnavęs laive USS Pearl Harbor. Jis pats išgyveno problemas, kurias galėtų išspręsti dirbtinis intelektas, matė, kiek gyvybių galėtų išgelbėti autonominės technologijos ir norėjo prisidėti prie to įgyvendinimo. Tuo tarpu įmonės vyresnysis viceprezidentas, atsakingas už orlaivių inžineriją, yra ne kas kitas kaip Arma Harrisas, kuris anksčiau dirbo SpaceX, vadovavo komandoms kuriančioms pažangės technologijas, tokias kaip Starlink palydovų sistema ir daugkartinio naudojimo Falcon 9 kosminė raketa. Be to, kad subūrė tikrą svajonių komandą iš įmonės vadovų, Shield AI taip pat užsitarnavo stiprią reputaciją, sukūrusi ir išleidusi du pagrindinius produktus – HiveMind ir VBAT. HiveMind iš esmės yra dirbtinio intelekto piloto programinė įranga sukurta bepiločiams orlaiviams ir bendram veikimui. Ji veikia kaip autonominis pilotas, leidžiantis visam dronų spiečiui vykdyti misijas be žmogaus operatorių ar bet kokio rankinio įsikišimo. Tuo tarpu VBAT yra pažangus vertikalaus kilimo ir tūpimo bepilotis orlaivis, sukurtas žvalgybos, stebėjimo ir išžvalgymo misijoms. Turėdamas pažangę konstrukciją, bet paprastą valdymą, VBAT gali būti surinktas 2 žmonių komandos per mažiau nei 30 minučių. Unikali kanalinio ventiliatoriaus technologija leidžia jam pakilti, kabėti ore ir pereiti į horizontalaus skrydžio režimą, o didelio efektyvumo sunkiojo kuro variklis suteikia galimybę išbūti ore ilgą laiką, daugiau nei 13 valandų vienu metu. VBAT jau yra išbandytas kovinėse sąlygose, naudojamas Jungtinių Amerikos valstijų karinėme jūrų laivyne, pakrančių apsaugoje ir netgi keliauja į kitas šalis, užsakymai pateikti iš Indijos ir Nyderlandų. Tai labai vertinamas dronas, tačiau su XBAT Shield AI tikisi sukurti kažką daug didesnio ir reikšmingesnio. Tai, kas galėtų iš esmės pakeisti oro kovos veiksmus ateities kartoms. Po kelių mėnesių slaptumo Shield AI pirmą kartą pristatė šią platformą 2025 m. spalį, o Harris atsakinėjo į klausimus iš The War Zone apie drono dizainą, pagrindinės savybės ir panaudojimo galimybės. Jis iš karto paaiškino XBAT kūrimo priežastis. Taigi mes bandome spręsti didžiausią problemą, kurią šiandien turi Jungtinės valstijos. Kaip atsverti mūsų lygiaverčių priešininkų stiprėjimą. Tai yra Kinija ir jų gebėjimą mus pralenkti išlaidomis ir gamybą 21-ojo amžiaus karinėse technologijose. O būdas tai padaryti – pasinaudoti pagrindiniu Amerikos pranašumu, tai yra inovacijomis. Harrisas toliau aiškino, kad XBAT nėra tik orlaivis, bet visiškai nauja ginkluotės sistema, kuri keičia pačią galios pusiausvyrą Ramiojo vandenyno regione. Apibendrindamas jos paskirtį ir galimybės, Shield AI vyresnysis viceprezidentas pasakė, ką ji daro, tai yra... Iš esmės, ji suteikia tokias galimybės kaip F-35 ar panašus 5-osios kartos naikintuvas, sujungia jas su vertikalaus kilimo ir tūpimo platforma, o tada visą tai pateikia už 10% 5-osios kartos naikintuvo gyvavimo ciklo kainos. Trumpai tariant, XBAT leidžia Amerikai atsverti Kinijos 5-osios ir net 6-osios kartos orlaivius, pasitelkus tokią pat pajėgią sistemą, bet kainuoja tik dalį kainos. Tačiau prieš gilindamiesi į unikalius privalumus, kuriuos jis suteikia, pažvelkime iš arčiau, kas tiksliai yra XBAT.
Remiantis iki šiol paskeltais duomenimis, XPAT patenka į 5-osios grupės dronų kategoriją. Tai sunkiausia grupė, o pats dronas sveria daugiau nei 1320 svarų arba 600 kg. Jo sparnumojis siekia 39 pėdos, 12 metrų, o fiuzeliažo ilgis 26 pėdos, 8 metrai. Todėl jis yra gerokai didesnis už daugelį dronų, tačiau vis dar gana kompaktiškas palyginti su įprastu naikintuvu. Iš tiesų, Shield AI pažymi, kad net 3 XBAT, sustatyti vienas šalia kito, vis tiek užima mažiau vietos nei įprastas naikintuvas. Kalbant apie technologijas, XBAT remiasi VBAT pagrindais, tačiau žengia gerokai toliau. Ne tik radikaliai skiriasi išvaizda, bet ir turi kur kas pažangesnės galimybės. Kaip VTOL tipo dronas, jis gali tiek vertikaliai pakilti, tiek nusileisti, nereikalaudamas įprastų kilimo ir tūpimo takų. Vietoj to jis naudoja gana didelį paleidimo ir susigrąžinimo transporto priemonę LRV, kuris leidžia jam pakilti nuo žemės ir per kelias minutės pasiekti kelių ar net 11 000 pėdų aukštį. Kai pasiekia reikiamą vietą, LRV pereina į vertikalią padėtį ir paleidžia XBAT tiesiai į orą. Dronas naudoja forsažinius degiklius, kad užtikrintų reikiamą traukos ir svorio santykį, leidžiantį kuo greičiau pakilti nuo žemės ir į orą. Varis pažymi, kad pradinis paleidimo procesas trunka tik apie 25 sekundės. Tada, pasiekęs reikiamą aukštį, XBAT pereina į horizontalią padėtį ir yra pasirengęs bet kokioms užduotims, kurias sugalvos jo operatoriai. Ir jis gali išbūti ore gana ilgą laiką. Shield AI pažymi, kad jo maksimali veikimo nuotolis yra daugiau nei 2000 jūrmilių arba 2300 mylių arba 3700 km. Nusileidimo procesas taip pat yra sklandus ir vientisas. XPAT palaipsniui lėtėja, pereina į vertikalų skrydį ir tada atlieka atsargų, kontroliuojamą bei itin tikslų nusileidimą ant savo denio. Jis vėl susiliečia su LRV, tada įsijungia fiksavimo sistemos, kurios užrakina droną savo vietoje prieš LRV vėl pajudant. Nesvarbu, ar XPAT kyla, yra ore ar leidžiasi, jį valdo ir pilotuoja Shield AI nuosava HiveMind programinė įranga. Tai suteikia dronui dirbtinį intelektą, leidžiant atlikti sudėtingiausius oro manevrus, arba net bendradarbiauti su pilotuojamais naikintuvais ir kitais dronais grupinėse operacijose. Net tose vietose, kur neveikia įprastas radio ryšys ar GPS navigacija. Kalbant apie galią ir greitį, XPAT yra aprūpintas General Electric F110 varikliu, kas gali nustebinti aviacijos ekspertus. XPAT yra pažangiausia beveik futuristinė naujovė, tačiau F110 iš tikrųjų yra gana senas variklis, sukurtas dar 1970-aisiais. Tačiau yra priežastis, kodėl Shield AI pasirinko būtent šį komponentą. Jis gali būti senas, bet yra nepaprastai patikimas. F110 buvo naudojamas kai kuriuose geriausiuose JAV kariniuose orlaiviuose per pastaruosius 50 metų, įskaitant F-14 Tomcat, F-15 Strike Eagle ir F-16 Fighting Falcon. Jis pasitvirtino mūšio lauke, suteikdamas reikiamą galią kai kuriems geriausiams pasaulio naikintuvams. O kadangi XPAT yra daug mažesnis nei įprastas naikintuvas, jam nebūtinai reikia naujo pažangiausio variklio. Iš tikrųjų, visiškai naujas variklis greičiausiai smarkiai padidintų drono gamybos kaštus ir kartu atidėtų jo išleidimo bei įvedimo į tarnybą datą. F110 variklis turėtų leisti XPAT pasiekti gana įspūdingą greitį. Nors Shield AI nepateikė jokių konkrečių duomenų, ekspertai tikisi, kad jis lengvai galėtų pralaužti garso barjerą ir galbūt pasiekti maksimalią maždaug Mach 1,2 arba 920 mylių per valandą greitį, kas būtų išskirtinai greita bepiločiui orlaiviui. Ir jis ne tik greitas, bet ir sunkiai aptinkamas. Jo itin aerodinaminis dizainas primena B2 Spirit arba B21 su aštriais kraštais leidžiančiais lengvai skrosti dangų, lygiomis plokštumomis, kurios sumažina oro pasipriešinimą ir kompaktiška žema forma. Be to, vidiniai ginklų skyreliai turėtų užtikrinti itin mažą radaro matomumą. 2025 m. spalį Shield AI patvirtino, kad XBAT buvo kuriamas apie 18 mėnesių ir ruošiasi savo pirmajam VTOL skrydžiui. 2026 m. gegužę Armaras Harrisas vėl kalbėjosi su Warzone, kad pasidalytų naujausią informaciją apie droną ir jo naujos kartos galimybės. Tačiau prieš aptardami, ką jis pasakė ir kokį perversmą gali sukelti šis kovinis dronas, jūs žiūrite The Military Show. Jei dar neužsiprenumeravote, dabar pats laikas tai padaryti. Interviu metu Harrisas paaiškino, kuo XPAT dizainas yra toks pažangus ir pranašus būsimoms karinėms reikmėms.
Jis pavyzdžiui pabrėžė XBAT aerodinamiką, paaiškindamas, kad jis buvo sukurtas atsižvelgiant į didelį keliamosios jėgos ir pasipriešinimo santykį, palyginti su įprastais orlaiviais, todėl gali pasiekti aukštą skrydžio efektyvumą. Jis taip pat paminėjo degalų naudojimo efektyvumą, pažymėdamas, kad XBAT turi didesnį variklį nei įprasta tokio dydžio orlaiviams. Tai iš tikrųjų leidžia jam efektyviau pakilti į orą ir kuo greičiau pasiekti kreiserinį aukštį, sunaudojant kuo mažiau degalų. Galiausiai ir galbūt svarbiausia, jis kalbėjo apie XBAT svorį. Jis paaiškino, kad vertikalus pakilimas ir nusileidimas uodegos padėtyje yra efektyviausias būdas, tačiau tai visada buvo sudėtinga atlikti su įprastais orlaiviais. Dėl šios priežasties daugelis ankstesnių VTOL modelių, pavyzdžiui F-35 ar Harrier, pakyla ir nusileidžia horizontaliai, prieš pereidami į skrydį. Tai apima pasukamus purkštukus ir pakilimo ventiliatorių sistemas, kurios ne tik yra brangios, bet ir padidina orlaivio svorį. XBAT veikia visiškai kitaip, naudodamas tai, ką Harris vadina paprasta tradicinė F-16 tipo varomąją sistemą. Sujungta su specialiai pagamintu LRV, o tai reiškia, kad dauguma VTOL reikalingų sistemų ir komponentų iš tikrųjų yra LRV viduje, o ne pačiame drone. Pavyzdžiui, XBAT neturi ir nereikia jokios važiuoklės, kuri gali būti gana gremėzdiška ir sunki. Orlaivio dydis ir traukos bei svorio santykis. Jis taip pat neturi pagalbinio jėgos agregato APU, nes LRV yra aprūpintas savo baterijų paketu, kuris užveda XBAT variklį. Kaip paaiškina Harris, perkelus šias sistemas į nusileidimo aparatą, pats dronas tampa daug elegantiškesnis, mažesnis ir lengvesnis. Ir privalumai tuo nesibaigia. Kadangi XBAT yra autonominis, jam, savaime suprantama, nereikia piloto, kabinos, gyvybės palaikymo sistemos ar kitų su pilotu susijusių komponentų ir technologijų, kurios taip pat kainuoja pinigus, naudoja išteklius ir užima vietą. Autonominis XBAT pobūdis taip pat reiškia, kad šie dronai teoriškai galėtų būti gaminami ir dislokuojami masiškai, nereikalaujant ilgų pilotų mokymų procedūrų. Pavyzdžiui, vienam F-35 pilotui gali prireikti tiesioginę prasme metų mokymų, kad jis būtų pasirengęs vykdyti kovines užduotis. Ir net turint pažangės karinės akademijas bei mokymo programas, JAV ir kitos didžiosios karinės galios tiesiog neturi neribotos skaičiaus pasaulinio lygio elitinių naikintuvų pilotų. Tik patys geriausi iš geriausių yra tikrai pakankamai geri, kad galėtų sėsti į šių itin pažangių sudėtingų mašinų kabinas, kurios taip pat gali kainuoti dešimtis ar net daugiau nei $100 milijonų už vienetą. O tai reiškia, kad visada yra riba, kiek jų iš tikrųjų galima pagaminti ir dislokuoti. XBAT peržengia tas ribas. Dar daugiau, net ir po daugelio metų treniruočių bei patirties, pilotai vis tiek lieka žmonėmis. Jie gali suklysti, jie gali pavargti, o jų kūnai gali nukentėti, kai patiria ekstremalius greičius ir gravitacinės jėgas naikintuvų skrydžių metu. Jiems taip pat reikia pertraukų, poilsio, maisto ir vandens. Taip pat specialios įrangos, aprangos, ryšio sistemų ir panašiai. XBAT pilotui nieko iš to nereikia ir jis nesusiduria su tais pačiais iššūkiais, nes jis nėra žmogus, tai dirbtinis intelektas. Dirbtinis intelektas, kuris niekada nepavargsta, niekada nesuklysta ir bent jau teoriškai visada žino, kokį teisingą veiksmą atlikti tiksliai tinkamu metu, su momentiniu sprendimų priėmimu ir aukščiausio lygio reakcijos laiku. Turint tokį protą viduje, neįmanoma pasakyti, kokia galinga galėtų būti XBAT. Nesvarbu, ar tai būtų smūgio misijos, kovos su oro grėsmėmis operacijos, elektroninės kovos trikdymas ar žvalgyba, stebėjimas ir žvalgyba, ISR, ji turi neprilygstamo tikslumo ir efektyvumo potencialą. Ir vėlgi, Shield AI nedaug atskleidė apie galimų savo slaptojo naikintuvo drono ginkluotės ir misijų sistemų. Tačiau Harris patvirtino, kad jis turės tokią pačią naudingosios apkrovos bazę kaip F-35, tačiau galės skristi dvigubai toliau. Jis TWZ sakė, kad XBAT buvo sukurtas atsižvelgiant į labai skirtingas kovos sąlygas. Jis teigė, šis orlaivis turi veikti dykumoje, turi veikti tolimojoje šiaurėje, Arktyje, turi veikti esant didelėms bangoms, turi veikti MCOM sąlygomis, turi veikti sąlygomis, kai nėra GPS. Akivaizdu, kad XBAT nebuvo sukurtas galvojant tik apie vieną ar dvi galimas kovos situacijas. Tai dronas, sukurtas beveik bet kokioms sąlygoms, pasiruošęs vykti ten, kur jo reikia, nuo šaltų tolimosios šiaurės žemių iki svilinančių artimųjų rytų dykumų. Kaip pažymi Harris, tai tikra daugiafunkcija platforma, suteikianti būtiną lankstumą, kurio reikia šiuolaikiniai kariniai supergaliai. Ir su dviem didžiuliais vidiniais naudingosios apkrovos skyriais, tokio pat dydžio kaip F-35, skyriai čia pakanka vietos įvairiausiams ginklų sistemoms ir kitoms technologijoms, kurios padeda XBAT pasiekti savo tikslus.
Savo iki šiol išleistose rinkodaros medžiagose Shield AI pažymi, kad XPAD gali būti aprūpintas keliomis oras-oras raketomis, įskaitant AIM-1 174 ir AIM-12 taip pat oras-žemė raketomis, tokiomis kaip LRASM ir JSOC-1. Jis taip pat aprūpintas elektroninio karo įranga, kuri gali apimti radarų slopintuvus ir kitas technologijas, skirtas sukelti sumaištį ir chaosą priešo pajėgose. Be to, XPAD taip pat turi 2 išorinius pakabos taškus su kuro tiekimo linijomis, kurias Harris pažymi galinčias būti naudojamas, pavyzdžiui, kuro papildymo talpykloms gabenti, kas leistų jį naudoti kitų pilotuojamų naikintuvų ar net dronų papildymui kuru aplinkinėme oro erdvėje. Be to, nors Harris nenorėjo atskleisti per daug informacijos apie XPAD slaptumo galimybės, jis pažymėjo, kad jis buvo sukurtas siekiant maksimaliai padidinti efektyvumą pagal kainą, turint mažo pastebimumo ir infraraudonųjų spindulių pėdsako mažinimo galimybės. Jis pateikė B-21 kaip pavyzdį, pavadindamas jį išskirtinai sunkiai aptinkama platforma, tačiau taip pat ir itin brangia, pridurdamas, kad kai kurioms misijoms toks slaptumo technologijos lygis nėra visada būtinas. O kas jeigu už tą pačią kainą, už kurią gaučiau vieną itin išskirtinį dalyką, vietoj to turėčiau 10, 15 ar 20 šiek tiek mažiau išskirtinių dalykų, bet pasiekčiau panašų efektą kiekiu? Tai, trumpai tariant, ir yra XBAD. Jis nebuvo sukurtas tam, kad būtų geresnis už geriausius bombonešius ar įmantriausius naikintuvus. Jis buvo sukurtas taip, kad galėtų veikti panašių lygių, tačiau su daug mažesnė rizika ir už dalį kainos. Kiekviena jo konstrukcijos dalis buvo sukurta turint omenyje šiuos tikslus. Nuo gana seno, bet itin patikimo variklio iki pažangiausios LRV VTOL sistemos. Viskas čia susijęs su optimizavimu, o geriausia dalis yra ta, kad Shield AI dar nebaigė darbo, juk tai vis dar vykstantis projektas. Pasak Harriso, šiuo metu įmonė savo patalpose Frisco mieste Teksase turi kelis prototipus ir siekia pirmąjį skrydį atlikti iki 2026 metų pabaigos. Ji neskuba, dirba lėtai, bet užtikrintai, pagal nuoseklų bandymų planą, tuo pačiu toliau ieškodama galimų tobulinimo sričių XBAD konstrukcijoje, gilindamasi į tikrus kovinius duomenis, kuriuos pateikia VBAD, kad kitos kartos sunkiai aptinkamas dronas būtų kuo efektyvesnis, tikslesnis ir patikimesnis. Harrisas netgi paminėjo, kad įmonė ieško būdų, kaip leisti XBAD papildyti degalus ore, o tai dar labiau padidintų jo veikimo nuotolį. Tai jau yra revoliucinis projektas sujungiantis VTOL galimybės, išplėstą nuotolį, daugiafunkcinės misijų sistemas ir pažangę autonomiją. Jis išsprendžia daugybę problemų, kurios daugelį metų kamavo pilotuojamas platformas, tokias kaip kaina, sudėtingumas, išgyvenamumas ir operacinė rizika. Ir jis turi potencialą tapti dar geresniu, suteikdamas neprilygstamą ir precedento neturinti vertę JAV kariuomeniai ir bet kuriai kitai šaliai, kuri nuspręs į jį investuoti. Ir tai tik pradžia. Kiti rangovai taip pat dirba prie reaktyvinių ir kai vis daugiau šių naujovių bus sukurtos ir įdiegtos, tai tik laiko klausimas, kada mūšio lauko dangų užpildys neįprasti pilotai ir jų lėktuvai, o mažai pastebimi dronai ir jų dirbtinis intelektas. Ir tai tik viena iš daugelio įdomių karinių naujovių, kurios artimiausiais mėnesiais ir metais bus pradėtos naudoti JAV kariuomenėje. Apie kitą įdomų mokslinės fantastikos stiliaus ginklą galite sužinoti šiame vaizdo įraše. Arba žiūrėkite šį vaizdo įrašą ir pamatysite, kaip JAV jau dislokavo itin slaptą žvalgybinį droną Irano danguje. Ir galiausiai nepamirškite užsiprenumeruoti The Military Show, jei nenorite praleisti daugiau įžvalgių analizių, svarbiausių naujienų ir karinių pranešimų iš viso pasaulio.